Kinijai nereikia turėti jūsų įmonės, kad ją kontroliuotų. Jai tai reikia turėti savo rankose žmonės, kurie ją sukūrė. Jie tiesioginė prasme ką tik užblokavo Meta $2 milijardų vertės dirbtinio intelekto startuolio įsigijimą, kuris techniškai jau net nėra Kinijos įmonė. Įmonė, apie kurią kalbame, vadinasi Manus. Jie kuria autonominius dirbtinio intelekto agentus, kurie gali savarankiškai atlikti tokius dalykus, kaip užsakyti skrydžius, vykdyti rinkos tyrimus, rašyti kodą. Ši išgarsėjo 2025 metų pradžioje, iš esmės kaip naujasis DeepSeek. Per 8 mėnesius nuo starto jie pasiekė $100 milijonų pajamų. Tai greičiausias augimas startuolių istorijoje. Iš pradžių ji buvo įkurta Pekine 2022 metais. Tačiau 2025 metų viduryje jie padarė tai, kas dabar vadinama atsiribojimu nuo Kinijos. Jie perkelė visą savo būstinę į Singapūrą ir pertvarkė viską taip, kad atrodytų kaip Singapūro įmonė. Gruodžio mėnesį Meta pasiūlė $2 milijardų pasiūlymą ir įkūrėjai jį priėmė. Tačiau tada įsikišo KKP. Techniniu požiūriu, KKP neturi jurisdikcijos dėl Singapūro įmonės, kurią perka Amerikos įmonė, ir jie tai žinojo. Todėl jie nusitaikė į įkūrėjus. Kovo mėnesį Kinijos vyriausybė iškvietė Manus 2 įkūrėjų, Zhao Hongą ir Zhu Chao, į Pekiną, kur, kaip jie teigia, vyko diskusija apie užsienio investicijų atitiktį. Ir tada jie jų tiesiog neišleido. Tai yra valstybinio lygio pagrobimas. Abiem įkūrėjams dabar taikomas vadinamasis draudimas išvykti. Jie negali sėsti į lėktuvą, jie negali palikti žemyninės Kinijos. Jie fiziškai laikomi šalyje, kol Pekinas nuspręs kitaip. O pirmadienį Kinijos nacionalinė plėtros ir reformų komisija oficialiai nurodė Meta atšaukti sandorį. Skamba labai panašiai kaip Somalio piratai, laikantis laivą įkaitu. Tik šiuo atveju laivas yra $2 milijardų vertės dirbtinio intelekto įmonė. Situacija dabar yra itin sudėtinga, nes Kinijos komunistų partija prašo Meta atsisakyti sandorio, kuris buvo sudarytas prieš kelis mėnesius. Pinigai jau buvo išmokėti darbuotojams, įkūrėjams ir investuotojams. Jie jau kelis mėnesius yra investuotojų banko sąskaitose. O kas jei investuotojai tuos pinigus išsiųs? Ar Meta juos atgaus? Be to, Manus darbuotojai, apie 100 žmonių jau dirba Meta biuruose Singapūre. Kas dabar nutiks jiems? Daugelis mano, kad šį sandorį dabar per sudėtinga atšaukti. Kinijos komunistų partija galbūt jau pavėlavo. Tačiau iš tikrųjų Kinijos komunistų partija bando perduoti žinutę kitiems įkūrėjams. Jūs visiškai negalite parduoti savo įmonės Amerikos įmonei.